Labas vakaras, Lietuvos ryto televizijos eteryje aktualių pokalbių laida Lietuva tiesiogiai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė šiandien perspėjo politinės partijas, kad nustačius daug pažeidimų antrajame Seimo rinkimų rate bus abejojama visais Seimo rinkimų rezultatais. Prezidentė priminė turinti teisę kreiptis į Konstitucinį teismą. Dėl galimų pažeidimų Seimo rinkimų pirmajame ture teisėsaugos pareigūnai jau atlieka 18 ikiteisminių tyrimų. 8 tyrimai yra siejami su Darbo partija, 3 su partija Tvarka ir Teisingumas, 2 su konservatoriais, 1 su socialdemokratais. 3 tyrimuose partija nenurodyta, o viename minimi ir darbiečiai, ir tvarkiečiai. Ar gali būti, kad visi Seimo rinkimai bus pripažinti negaliojančiais, arba jiems jau įvykus iš rinkimų būtų pašalinta kuri nors konkreti partija? Apie tai šį vakarą laidoje diskutuosime su Egidijumi Kūriu, buvusiu Konstitucinio teismo pirmininku. Labą vakarą. Taip pat mūsų studijoje Jonas Udris, vyriausios rinkimų komisijos narys, dirbantis jau 3 kadenciją. Sveiki gyvi. Sveiki. Taigi, ponia Kūri, prezidentė Konstituciniam teismui pateikė kreipimąsi, kad šis įvertintų vyriausios rinkimų komisijos sprendimas Zarasų Visagino rinkimų apygardoje, kur sprendimas pripažinti rinkimus negaliojančiais. Ko čia galima tikėtis jūsų nuomonė? Čia gali būti 2 atsakymai arba 2 variantai. Pirma, kad sprendimas bus pateisintas, pripažintas pagrįstų ir teisėtų vyriausios rinkimų komisijos, arba jisai bus pripažintas nepagrįstų ir neteisėtų. Tai aš bent manyčiau, nežinodamas visos bylos medžiagos, kad daug didesnė tikimybė, kad šitas sprendimas bus pripažintas teisėtų. Pone Udri, jūs vyriausioje rinkimų komisijoje balsavote prieš, kada buvo balsuojama pripažinti rezultatus negaliojančiais. Kokie buvo jūsų argumentai? Na, jeigu kalbant apie visą daugiamandatės apygardą, apie visą daugiamandatę Lietuvos apygardą, iš tikrųjų, tai įstatymas numato keletą kriterijų, kuriais vyriausia rinkimų komisija turi vadovautis, spręsdama dėl rinkimų rezultatų pripažinimo negaliojančiais. Ir vienas iš tų yra, kad buvę rinkimų pažeidimai turėjo esminės įtakos rinkimų rezultatams. Na ir susumavus visus tuos skundus, kurie buvo nagrinėjami per paskutinius keletą rinkimų komisijos posėdžių, kurių buvo tikrai nemažai, na, iš tiesų matėsi, kad pagrįsti, kuomet vieno mandato kvota yra apie 16 000 balsų, tai pagrįsti, kad abejojama būtų bent tokių balsų kiekių, kad būtų galima keistis mandato tikslumą į vieną arba į kitą pusę, tikrai komisija nematė. O Zarasų Visagino? Zarasų Visagino tai buvo pripažinti rinkimai negaliojančiais konkrečiai toje vienmandatėje apygardoje dėl konkretaus kandidato, konkrečių veiksmų. Jūsų nuomonė toks sprendimas buvo teisingas? Na, aš taip pat balsavau palaikydama šį sprendimą dėl pripažinimo negaliojančiais ir buvau vienas iš medžiagos rengėjų. Tai... Siūlau pažiūrėti, ką šiandien kalbėjo prezidentė ir po to pratęsime diskusiją. Dabar labai daug ikiteisminių tyrimų ir jeigu bus pernelyg daug pažeidimų, tai iš tiesų turėsime kvestionuoti visų rinkimų rezultatus ir ypač tos partijos, kurios pirmame ture pasirodė labai įtartinai ir neskaidriai. Turėtų tai turėti galvoje. Aš turiu konstitucinę teisę kreiptis į Konstitucinį teismą, jeigu matysime, kad tokių pažeidimų yra daug. Ačiū. Taigi, toks komentaras, na, manau, aiškus perspėjimas, ponia Kūri, 18 ikiteisminių tyrimų dėl pirmojo rato. Ar vien dėl šio fakto, kalbu apie pirmąjį rinkimų turą, Konstitucinis teismas galėtų jau po visų rinkimų rezultatų paskelbimo pripažinti rinkimus negaliojančiais daugiamandatėje apygardoje, na, tai iš esmės visus rinkimus? Na, žinot, pradėtas ikiteisminis tyrimas, tai dar nebaigtas ikiteisminis tyrimas, o Konstitucinis teismas turi visuomet remtis faktais, nustatytais teisiniais faktais. Bet man atrodo, kad iš tikrųjų tų faktų neprivalo būti labai daug. Tai nereiškia, kad turi būti nustatyta, jog visose apygardose labai daug kandidatų arba ten jų kažkokiu tai rėmėjų, štabų narių pažeidinėjo rinkimų įstatymus. Pakanka dalies faktų arba kelių faktų, kurie leistų mums galvoti, kad yra sistema, kad klastojimas yra tapę sistema. Ir mes visi neteisiškai, bet savo, taip sakant, sveikų protų ir išgyvenimo patirties puikiai suprantam, kad mes matome tik tai aisbergo viršūnę. Tai yra, čia yra tie registruoti, užfiksuoti faktai. Iš tikrųjų, klastojimas, pažeidimai tapę yra masinių reiškinių. Ta dalyką daro politinės partijos, aš nesakau, kad visos, ir jeigu vienos daro, o kitos galbūt mažiau daro, ta prasme, ne visos vienodų mastų. Bet tai yra tapę, atrodo, kad tai yra tapę sistema, yra pakankamai rimtas pagrindas įtarti ir tai galėtų būti Konstituciniam teismui pakankamai rimtas motyvas, pripažįstant
tą būsimą išrinktą Seimą iš esmės nelegitimiu, nes visą laiką bus abejonės, ar tikrai tokia rinkėjų valia buvo, kokia yra tose nustatytose galutiniuose rezultatuose, jeigu jie tokie būtų. Pone Udri. Aš norėčiau taip pat atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, 2004 metų Seimo rinkimuose buvo taip pat prezidento kreipimasis į Konstitucinį teismą dėl rinkimų rezultatų pripažinimo Raseinių apygardoje, kuomet Vyriausioji rinkimų komisija pripažino rinkimų rezultatus tinkamais, tačiau kandidatas Kamarakas tuo metu kreipėsi į prezidentą ir Konstitucinis teismas paliko galioti Vyriausios rinkimų komisijos sprendimą kaip teisėtą, ten buvo skirtumas 61 berods balsas. Bet kai po to paaiškėjo jau ten po pusantrų metų po tos bylos, yra baudžiamosios bylos buvo baigtos, buvo priimti apkaltinimai nuosprendžiai ir konkrečiai buvo nustatyta jau baudžiamosios bylos medžiaga, kad iš tikrųjų buvo suklastota virš 100 balsų balsuojant iš anksto. Taigi, sakykime, tie ikiteisminiai tyrimai turi vienas aspektas ir jeigu ta informacija būtų buvusi žinoma, tada bylos nagrinėjimo... Konstituciniam teismui, tai jis būtų be abejo priėmęs kitokį sprendimą, ar ne? Man teko tą bylą spręsti, aš ją labai gerai atsimenu, jeigu kalbėt taip ne kaip buvusiam teisėjui, o tiesiog kaip žmogui. Aš manau, kad ten nei vienas kandidatas nebuvo vertas laimėti, nes piknaudžiavimai įvairūs buvo iš abiejų pusių, bet pagal tuometinę praktiką ir pagal tos bylos apimtį reikėjo spręsti tik dėl vienos vienmandatės apygardos, vienos tos vienintelės Raseinių apygardos ir tik tai ta apimtimi tose ribose, kiek buvo nustatyta faktų. Čia Konstitucinis teismas visuomet yra labai nepatogioj padėti, nedėkingai padėti, nes jam yra terminas nustatytas įstatymų 72 valandas. Jūs patys suprantat, kad per 72 valandas nustatyti gausybę faktų ir nustatyti turi ne pats Konstitucinis teismas, o kokia nors ten savivaldybės policija kažkur tai toli nuo Vilniaus. Taip pat suprantate, kad labai dažnai turi remtis tik tai labai nedidelę faktų dalimi, o tie faktai išaiškėja anksčiau. Tai atsiprašau, vėliau. Tai ta byla iš tikrųjų, ji ne visiškai sukuria kokį nors precedentą dabar. Tame nutarime yra gerų dalykų pasakyta būtent apie rinkėjų papirkinėjimą. Tenais atsirado pirmą kartą, tie dalykai buvo parašyti, kad yra draudžiama papirkinėti rinkėjus, iki tol to nebuvo. Po to atsirado įstatymai, reiškia tos nuostatos, bet irgi labai aptakios ir nekonkrečios ir sunkiai jas įgyvendinti, arba galima jas įvairiai interpretuoti. Bet ta byla pati savaime nėra, taip sakant, visiškai precedentas, nes ten buvo po antrojo rinkimų turų dėl vienos vienmandatės apygardos. Tuo tarpu šiuo atveju mes turime bylą po pirmojo rinkimų turo ir čia iš tikrųjų vakar prezidentė ar iš prezidentūros kažkas, man atrodo, atstovė prezidentės, pasakė tą žodį beprecedentinis atvejis arba beprecedentinė byla. Jin iš tikrųjų teisiškai žvelgiant yra beprecedentinė, nes pirmą kartą kilo ginčas ir tas ginčas persikėlė į Konstitucinį teismą po pirmojo rato. O kodėl prezidentė galėjo kreiptis? Todėl, kad jeigu Vyriausioji rinkimų komisija priėmė sprendimą, kad netvirtina rezultatų toje apygardoje, vadinasi, toje apygardoje rinkimai yra baigti. Čia yra galutiniai rezultatai. Nesvarbu, kad bus dar antrasis ratas. Šitie rezultatai yra galutiniai. Ir įsivaizduokim hipotetišką atvejį. Tai jūs sakot, kad čia jokio teisinio netitikimo net būti negali, nes formaliai iš tiesų toje apygardoje rinkimai yra jau baigti. Jie yra pasibaigę, čia yra problema mūsų įstatymų. Tiesą sakant, Seimo rinkimų įstatymė ten yra krūva, dabar turbūt nėra laiko ir galimybės viską aiškintis, bet ten yra daugybė įvairiausių neatitikimų, įvairiausių nesusipratimų. Pavyzdžiui, tas klausimas, kad 15 dienų prieš rinkimus ir tarp 2 ratų kandidatas gali daryti, ką nori, jo komisiją pašalinti negalima. Arba yra kiti dalykai, man atrodo, ar ne Vyriausios rinkimų komisijos įstatymė nuostata, kad komisija iš esmės savo sprendimų kai kurių panaikinti negali. Tai yra tokių dalykų, reiškia. Tai ten, jeigu žiūrėsim sistemiškai, tai tame įstatyme yra gausybė problemų ir jį reikėtų iš esmės taisyti. Apie tai, kaip gali dar rutuliotis ši situacija, mes be abejo dar kalbėsim, bet norėčiau šiek tiek pakalbėti apie tai, kas buvo ir ką šiandien savo klausimuose aiškiai pasakė Konstitucinio teismo teisėjai. Pirmas dalykas, kad buvo fiksuojami darbo partijos kandidato pažeidimai ar pirkimai, nesąžininga veikla Zarasų Visagino rinkimų apygardoje dar iki pirmo rinkimų rato ir tarsi priekaištavo Vyriausiai rinkimų komisijai, kodėl tas kandidatas apskritai nebuvo išbrauktas iš kandidatų sąrašų. Kodėl? Iš tiesų, jūs visiškai teisus, teismas šiandien labai taikliai atkreipė dėmesį į šitą klausimą ir, sakykime, ir mums kaip komisijos atstovam teismo byloje teko šio klausimo aiškintis. Ir iš tikrųjų kandidatų daromi veiksmai
dar rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais, kuomet buvo rengimos įvairios šventės, dovanų dalybos ir visa kita, tie signalai buvo ir paprastai, šių rinkimų praktika buvo tokia, kad kuomet pasirodydavo tokie signalai, dažniausiai komisija garsiai atkreipdavo dėmesį į tokius signalus ir kaip taisyklė tokia veikla labai greitai pasibaigdavo. Šiuo atveju šita veikla, dėja, kaip mes matome, ir nepasibaigė. Tenka man prisimti turbūt dalį atsakomybės ir už rinkimų komisiją, kad nebuvo, matyt, taip pat pakankamai griežtai sureaguota ir pasinaudota būtent 39 Seimo rinkimų įstatymo straipsnių ir šalinant kandidatą iš rinkimų. Bet vėlgi terminai yra pakankamai tikrai glausti ir nemanau, kad jos terminus žino tiek mes žinom, tiek žino ir kandidatai tos terminus. Taip, ponia Kūri, čia dar turbūt prie šito atveju reiktų pridėti tą kur kas labiau nuskambėjusi atvejį. Bent jau Lietuvos ryto televizijoje žiūrovai Rytas LT skaitytojai tikrai yra susipažinę su reportažais ir nuotraukomis Garliavoje, Jonavoje ir Panevėžyje, kai 3 dienas iš eilės buvo fiksuojamos tos degustacijos, kurias rengė darbo partija. Žmonės atėjo į susirinkimą su kandidatais, susitikimą su kandidatais, buvo vaišinami Vikondos įmonių grupės produkcija. Ir tas niekaip nebuvo įvertinta teisiškai. Aš manau, kad šitoj vietoj vyriausia rinkimų komisija padarė didžiausią klaidą. Tikrai, tai yra rimta klaida, jeigu ne blogiau. Jau tada buvo aišku, kad šita partija žaidžia ne pagal taisyklės. 3 dienas, 3 skirtingose miestuose vyksta tos vadinamos degustacijos, aš nežinau, ten agurkų ar ten dešrų baliukai kažkokie. Ir agurkų, ir dešrų, ir ledų, ir viso. Ir visi per televiziją mato, kaip žmogus su darbo partijos marškinėliais, reiškia čia su ženklu, kažkokiu tai logo, jisai kviečia visus, sako, eikit dabar pasivaišinkit. Tai tegul man nekabina ponas Gapšys ar kas ten kabino visai tautai ant ausų makaronus per visas televizijas, kai jisai sakė, kad žino, čia tik tai sutapimas, čia 2 skirtingos priemonės. Jeigu ponas Gapšys taip kalba, ar ponas Uspaskichas, ar kas nors, tai jie visus mus laiko durniais. Tai atleiskite, mes nesam durniai. Mes puikiai suprantam, kas vyksta ir šitoj partijai tai yra sistema. Šitoj partijai apgavystė yra sistema, nes tai darė pažeidimus ne konkretus kandidatai, tai darė pažeidimus partija. Aš negaliu teikti. Čia tikrai partija, nes čia dalyvavo partijos pirmininkas. Ir aš negaliu sakyti, aš nežinau, kad taip iš tikrųjų yra, aš tokių įrodymų neturiu, kad darė pažeidimus Podolskis, ar darė už Podolskį partiją, ar Podolskis darė kaip partijos atstovas. Čia reikia aiškintis faktus. Bet aš manau, kad apie partijos atsakomybę labai rimtai reikėtų pagalvoti. Ir tai yra dar vienas pagrindas galvoti apie visus galutinius rinkimų rezultatus, kad ir kaip skausminga tai nebūtų, nes po to iš tikrųjų labai daug galvosūkių bus visiems teisininkams. Pone Udry, iš tiesų, tokia paradoksali situacija. Šią filmuotą medžiagą mes turime. Nuotraukas turi Rytas LT interneto portalą. Niekas net nepaprašė tos medžiagos, kad su jie susipažinti. Jokia valstybės institucija. Iš tiesų man keista, nes kad jokia kita valstybės institucija nepaprašė, bet vyriausios rinkimų komisijos nariai taip pat tą medžiagą yra visą matę. Ir ta medžiaga buvo pagal mūsų vėlgi nustatytą formalią tvarką, buvo perduota nagrinėti apygardos rinkimų komisijon pagal teritorinę kompetenciją. Ir išvada dėl to buvo gauta likus keliom dienom jau iki rinkimų, kad jie tenais lygtai parašė, kad tenais pažeidimų jie nenustatė. Tuo tarpu vėlgi tie apygardos rinkimų komisijos sprendimai vyriausia rinkimų komisija apskųsti nebuvo. Čia turbūt gal nėra... Bet atsiprašau, čia lygiai taip pat kaip tie teisėjai, kurie nusprendė, kad agitavimas ir davimas pinigų kažkokiam, atsiprašau, reiškia ten Elgetai ar kažkam tai davimas pinigų, tai žinote, čia nėra rinkėjo papirkinėjimas, jis vieną ranką duoda išmaldą, o liežuviu jisai dar priedo pasako savo kažkokią tai partinę preferenciją. Tai čia durnių ieškojimas, vieną kartą laikas baig Lietuvoje šitą dalyką, arba mes nesam valstybė. Kitas dalykas, gal čia nėra tinkamas pavyzdys, bet prisimenant Dainiaus Kreivio, tuometinio ūkio ministro istoriją, kai buvo kalbama apie įmonės, kurios akcijas jis buvo laikinai perdavęs motinai, vyriausia rinkimų komisija, vyriausia tarnybinės etikos komisija, tuomet suformulavo tokį teiginį, kad Dainius Kreivys negalėjo nežinoti apie tai, kas vyksta toje įmonėje. Tai šiuo atveju turbūt partija irgi negalėjo nežinoti apie tai, kad jos pirmininkų susijusi bendrovė daro prezentacijas ir čia turbūt
kaip nors gintis, kad tai nesusiję dalykai, nesusikertantis vektoriai vargu ar įmanoma, kaip manot? Na, aš visiškai su jumis sutikčiau, bet matot, šito rinkėjų papirkinėjimo straipsnio praktika dar yra dėja pas mus Lietuvos labai skurdi. Yra vos 1-2 bylos vyriausiam administraciniam teisme, kur buvo pasisakyta, jog nebūtinai kandidatas turi mokėti pats už tas vaišes, gali tai daryti kiti asmenys ir taip toliau. Ir praktikos tikrai šitai vietoje pakankamai yra skurdu, nes šitą normą atsiradus tik 2005 metų pabaigoje, o atsakomybė kaip pagrindas naikinti rinkimų rezultatus vėlgi tai yra tik niekada nebuvo dar taikyta. Šis šiandien nagrinėtas Konstitucinio teisme vyriausios rinkimų komisijos sprendimas yra pirmas tokio pobūdžio, kuomet būtent vadovaujantis Seimo rinkimų įstatymo 5 straipsnių rinkimai buvo pripažinti negaliojančiais. Po trumpos pertraukos mes sugrįšime į studiją pratęsti diskusiją, likite kartu. Taigi, mes grįžtame į studiją ir tęsime diskusiją su Egidijumi Kūriu ir Jonu Udriu. Pone Kūri, ar teisiškai įmanoma už pažeidimus vadovaujantis įstatymais ir konstitucija pašalinti partiją, kažkurią partiją, iš rinkimų jau po rinkimų? Geras klausimas. Vadovaujantis konstitucija, aš manau, kad daug ką galima būtų padaryti. Vadovaujantis dabartiniais įstatymais turbūt būtų sunkiau, bet aš jau minėjau, kad dabartiniai įstatymai yra su įvairiais trūkumais. Tai juos reikės taisyti, bet iki rinkimų pabaigos, aišku, niekas to nespės tam pasirengti ir to padaryti. Aš manau, kad iš principo yra visiškai teisinga, arba būtų visiškai teisinga, turint įrodymų, kokią nors partiją eliminuoti. Praleista yra proga eliminuoti vieną partiją, kuri tikrai nusipelnė to, kad būtų eliminuota prieš rinkimus. Ar dabar galima... Turite omeny tas degustacijas? Tas degustacijas, aš turiu omeny visą tą sistemą, kuri buvo visą laiką šičia, ir taip pat balsų klastojimą, ir reikalus su balsų pirkimais, arba tiksliau net nepirkimais, o nemušimais kalėjime. Ir tai, ką Viktoras Uspaskich prisipažino jūsų laidoje, kad jisai barė savo partijos narius, kad jie ten nurodė 5 žmonės, kuriuos reikia reitinguoti darbo partijos sąraše. Ir nenurodė jo. O jisai tiek pinigų investavęs į tą partiją. Tai atleiskit, žinot, ko dar reikia, kad jeigu partijos pirmininkas pats prisipažįsta, kad vykstos tokios žulikystės. Tai atsiprašau, reiškia, bet man atrodo, kad čia yra rimtai užsiėmus, jeigu vyriausia rinkimų komisija rimtai užsiimtų, tai jinai tų įrodymų gautų ir gautų pakankamai greitai. Dėl šitos konkrečios partijos. Bet triukšmas būtų, jeigu jau po rinkimų būtų paaiškėtų, kad viena partija yra eliminuojama. Aš nežinau, tokiu atveju turbūt tikrai vienintelė išeitis būtų visų rinkimų skelbimas negaliojančiais, ypač atsižvelgiant į tai, kad ta partija gavo ne 0,0 kažkiek tai procentų balsų, o pakankamai didelį skaičių. Bet rinkėjų valia aš net nebejoju, kad jinai buvo iškreipta jau per pirmąjį turą, kadangi šitas dalykas, kuris vyko, jisai vyko masiškai. Tai yra sistema. Ir tą mes turim savo pripažinti, dėja, mes prie šito prisigyvenam kaip valstybė. Na, bet kaip tokiu atveju eliminavus, jūs iš dalies jau atsakėte tą klausimą, kad greičiausiai reikėtų apskaitai visus rinkimus, nes, na, kaip tada 20%, kas 5 rinkėjas balsuoja už partiją, kuri yra jau po rinkimų eliminuojama ir ką tų kas 5 rinkėjo balsai pasiskirsto partijom, už kurias jie visai nebalsavo, ar tik dalis tada Seimo narių išrenkama? Kažkoks absurdas, ar ne? Perskirstyti irgi nėra, dėl to aš ir kalbu apie tai, kad reikėtų galvoti apie kitus rinkimus, bet visa problema yra ta, kad konstitucija yra rašyta sąžiningiems žmonėms, o ne tiems, kurie rengia degustacijas per prisistatymą rinkėjams. Tai konstitucija yra rašyta sąžiningiems žmonėms ir ten tikrai nėra numatyta pačioj konstitucijai nieko, tiesiogiai tekste nėra numatyta, ką daryti, jeigu rinkimai, tarkime, neįvyksta. Ar senas Seimas dar kelis mėnesius turi įgaliojimus veikti? Atleiskit, kai kurie žmonės galbūt iš seno Seimo seniai suplanavę savo gyvenimą kitaip. Ir kurie neina į rinkimus, viskogi gali būti. Toliau reiškia, ar tas Seimas iš tikrųjų bus tautos akise legitimus, čia yra didžiulė fundamentali kapitalinė problema, kurią mes taip 2 sakiniais vienoje laidoje neišspręsime. Bet konstitucija iš tikrųjų, aš manau, kad kai jinai būtų aiškinama, jeigu ne per 72 valandas, o ilgiau, tai galbūt joje galima rasti tam tikrus atsakymus. Pone Udriu, kaip Jūs manot, ar būtų teisinis pagrindas jau po rinkimų neskelbti visus rinkimų rezultatus negaliojančiais, kas žinoma įmanoma, jeigu nusikaltimų yra pakankamai daug, bet vieną partiją eliminuoti iš rinkimų vadovaujantis dabartinė teisinė baze?
Na, iš tikrųjų, įstatymas yra šitoje vietoje, duoda teisę partijoms, kandidatams kreiptis, kaip ir šiandien mes turim atvejį į prezidentą, kad ši kreiptųsi į Konstitucinį teismą dėl šiurkščių Seimo rinkimų įstatymų pažeidimų. Ir įstatymas taip pat sako, kad jeigu Konstitucinis teismas nustato šiurkščius Seimo rinkimų įstatymų pažeidimus, tada jau galutinį žodį dėl rinkimų turi tarti Seimas. Tai atitinkamai vėlgi diskusija persikels jau į parlamentą. Persikels į parlamentą, kur turi būti jau priimami galutiniai sprendimai. Na, jūs sakėte, kad kaip tokiu atveju su tuo Seimu, kuris tarsi turėtų dirbti, juk valstybė turbūt sunku įsivaizduoti kažkurį tai laikotarpį dirbančią be Seimo, bet Konstitucijai parašyta, kad Seimas netenka įgaliojimų, kai prisiekia naujas Seimas. Tai tarsi, kol naujas neprisiekia, tai senas dirba, ar ne? Konstitucija yra nustatyta ir tai, kad Seimas renkamas 4 metams ir kada turi įvykti. Dabar kietai įkalta 2004 metais buvo padaryta tokia netobula, švelniai tariant, bet vis dėlto Konstitucijos pataisa, įkalant kietą rinkimų datą spalio 2 sekmadienį. Tai, suprantat, sistemiškai aiškinant, gali išaiškinti, arba galbūt gali išaiškinti, kad iš tikrųjų tokio pratęsimo nėra. Bet aišku, gyvenime, nes matot, Konstitucija yra kitos nuostatos, pavyzdžiui, karo padėtį įvedus. Iš karto Konstitucijai tiesiai pasakyta, Seimo įgaliojimai pratęsiami. Rinkimai nerengiami, jie turės būti surengti po to, kai visa šita nelaimė baigsis. O dėl tokių sukčiavimų nieko nėra pasakyta, bet aišku, būna nestandartinės situacijos Konstitucijoje, juodo ant balto visko nesurašysi ir aš manau, kad tokia galimybė iš principo galėtų būti svarstoma. Kita vertus, galbūt yra, aš dabar tik tai hipotetiškai sakau, galbūt yra kitų instrumentų, kurie nėra išnaudoti. Naikinti rinkimus visiškai daugiamandatės rezultatus, jeigu pasirodytų, kad tam yra pagrindas, yra labai skausminga procedūra, aš tikrai neįsivaizduoju. 3/5 Seimo nėra, Seimas neišrinktas. Čia yra labai skausminga procedūra ir kol kas kalbam apie tai tik tai kaip apie hipotezę. Bet, aš tiesiog nežinau, čia per daug klausimų iškyla, aš dabar visus neatsakysiu, bet ar dabartinė sistema vis dėlto neduoda bent jau kokio nors dalinio kelio? Pavyzdžiui, kodėl nepagalvojus apie partijos veiklos sustabdymą, tos partijos, kuri iš tikrųjų daro sisteminius pažeidimus. Dabar aš nedrįščiau teikti, kad dabartinis įstatymas esantis reguliavimas tokios galimybės suteikia, bet reikėtų labai gerai pagalvoti. Bet tada irgi neaišku, ką daryti su tais balsais, kurie buvo atiduoti už tą partiją. Tos vietos laikinai Seime neužimtos, o paskui jau reikia galvoti, bet čia irgi, žinot, toks kelias, kad labai rizikingas. Tiesą sakant, šiandien aiškaus atsakymo nėra. Šiandien reikia laukti pirmiausia, kad Konstitucinis teismas šitoj ganėtinai mažesniai byloj pasakytų kažką, ką jisai gali pasakyti. Ir tai jau bus šis tas. Na, iš tikrųjų, teismas, tikrai labai laukiam teismo sprendimo, kuris numatoma penktadienį ir iš tikrųjų tai bus, manau, tikrai reikšmingas sprendimas rinkimų teisiniai praktikoje visoje, kadangi bus aišku, ar vyriausia rinkimų komisija yra tik tai balsus suskaičiuojanti institucija, ar tai yra ir valstybės institucija, kuri dar turi kažkokią tai sprendimo galią ir turi diskrecijos teisę, priimti sprendimus ir taikyti sankcijas tam tikrose ribose. Ir aš manau, kad teismas tikrai labai tikiuosi, kad pasisakys ir dėl kriterijų, ir dėl gairių, kokiomis komisija turės vadovautis ateityje, esant įvairiam dalykam. Aš tik pakeičiau vieną žodį, ne diskreciją, sakyčiau, o įgaliojimus. Reikalas tas, kad komisija tam tikrą diskreciją turi. Ir mes anksčiau, kai kalbėjome, tas klausimas iškilo, reiškia, kad iš pradžių buvo tikimasi, kad, reiškia, padarius tam tikrą pastabą, pavyzdžiui, vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas pasako, partijos, nesielkite šitaip. Ir partijos nustoja šitaip elgtis. Tai va čia yra... Taip, tos prezentacijos dingo po, kaip suprantu, vyriausios rinkimų komisijos pirmininko pokalbio su kažkuo iš darbo partijos lyderių, ar ne? Taip, bet pažeidimas jau buvo padarytas. Tai va čia yra ta diskrecija truputėlį bloga, kai komisija turi neįgaliojimus pasielgti taip, kaip reikalauja įstatymas. Aišku, įstatymas dabar kreivas šleivas galbūt, bet vis tiek reiškia. Jinai turėtų turėti aiškius įgaliojimus. Padarytas pažeidimas, seka po to sankcija. Reikia viską, aišku, labai gerai apgalvoti. O ne tai, kad žinot, kaip du vaikai mokyklai susipešia, tai jiems sakai, daugiau taip nedarykit, vienas į kairę, kitas į dešinę. Bet mėlynės jau yra, ar ne? Čia yra vis dėlto sprendžiami visos valstybės reikalai. Ir jūs minėjot, kad 20% rinkėjų balsavo už partiją, kuri daro tokius sisteminius pažeidimus. Iš tikrųjų, tai yra apgailėtinis faktas, bet mes su to turim skaitytis, tai yra rinkėjų valia. Šitą negalėtų tai paneigti. Bet aš užduočiau tiems rinkėjams vieną klausimą. Vieną tik tai. Kuris iš jų tiki, kad Viktoro Uspaskicho diplomas yra tikras?
Aš per daugybę metų nesu tokio žmogaus sutikęs, gal aš nesu tais bendrauju, bet aš tikrai noriu paklausti, ar yra, jūs tikite? Pats asmeniškai. Vat jūs mūsų klausinėje dabar pasakykite. Na, aš manau, kad mes kaip žurnalistai esam daug įrodę faktų dėl to diplomo, tai čia net neverta apie tai diskutuoti. Tai ką kalbėti tada, kaip kritiškai žmonės vertina tuos kandidatus, už kurias balsuoja? Už dešras balsuoja, už degustaciją, už agurkus, už ką mes balsuojam? Ar mūsų rinkėjai balsuoja? Kai kas už bambalį, kai kas už 10 litų, kai kas už tai, kad labai gerai praėjo degustacija. Na, bet kuriuo atveju, ponia Kūri, kaip bebūtų, turbūt, na, bent viešai diskutuojant, neteisiškais argumentais, vienas dalykas, kas turbūt paneigia masinio absoliutaus pirkimo faktą, tai yra tai, kad, na, rinkimų dieną atliktos apklausos žmonių, kurie išėjo iš rinkimų apygardų, idealiai sutampa su rinkimų rezultatais. Tie žmonės, kuriuos klausinėjo Raito sociologai, greičiausiai nebuvo nupirkti. Tai atspindi rinkimų rezultatą, atspindi tautos valią. Tai atspindi visuomenės iš tikrųjų nuotaiką, visuomenės požiūrį, aš su tuo sutinku. Bet matot, vienas dalykas kalbėti apie masinį balsų nupirkimą ir kitas dalykas apie sistemingą veiklą, bandant juos nupirkti. Tai veikla nebūtinai gali duoti rezultatų. Kągi, ačiū Jums, kad atvykot pas mus į laidą, dėkuoju už pokalbį, dėkui žiūrėjusiems, kita laida Lietuva tiesiogiai, rytoj tuo pačiu metu, gero vakaro su mūsų kanalu, iki malonaus.